Sveiki, šiandien mes klausinėsim Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos mokinius ir mokytojus, ką mano apie šią mokyklą. Labas, koks tavo vardas? Labas, tai Mantė. Ką manai apie šios mokyklos aplinką? Tai aš manau, kad čia yra be galo gražu ir labai jauku, kadangi neseniai mūsų mokyklą atrestauravo ir šiaip, man jauku čia būti šitoj mokyklai, kaip ir žinau, kaip ir kitiems vaikams. Ačiū labai. O, labas. Labas. Koks tavo vardas? Gabija. Ar tau patinka mokytis šioj mokyklai? Taip, čia yra mokytojai labai tolerantiški ir supratingi, mumis puikiai išmoko visų dalykų, labai padeda. Ačiū tau labai. O, sveiki. Sveiki. Koks tavo vardas? Ugnė. Kokia šios mokyklos užklasinė veikla arba programos? Tai programų šiaip turime daug, labai dažnai kuriame projektus, naudojame skaidrėmis, dažnai keliaujame po visas šalis, ne tik Lietuvą, einame į ekskursijas. Ačiū labai. Tas mūsų pašnekovės. Kokie jūsų vardai? Sveiki, mano vardas Emilė. Ugnė. Malonu. Kaip jumis priėmė į šią mokyklą atvykus iš užsienio? Galvojau, kad labai sunku bus, bet realiai čia visi labai draugiški yra ir mokytojas gerai priema ir visi gerai mokina ir labai fainai buvo čia atvykti. Mums padeda su papildomom valandom, kad skaityti ir išmokti visas tas taisyklės, kur visi kiti jau moka. Supratau. Ačiū. Aš manau, jums taip pat įdomu, ką mano mokytojai apie šią mokyklą. Sveiki, koks jūsų vardas? Matas. Kiek žinau, jūs esate psichologas mūsų mokykloje. Jeigu pilnai, mokyklos psichologo asistentas esu čia. Taip. Tai labai norėčiau paklausti, koks kolektyvas, ką manote apie mokinius? Tai pirmiausia, mano patirtis yra tokia, galima sakyti, nauja, kad, sakyčiau, jaučiuosi, tarkim, priimtas, jaučiu, kad galiu bendradarbiauti tiek su mokytojais, tiek su mokiniais. Tai. Ačiū Jums labai. Labą dieną. Labą dieną. Koks Jūsų vardas? Mokytoja Jurgita. Turiu Jums klausimą. Koks jausmas dirbti Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijai mokytoja? Labai geras. Žinot kodėl? Todėl, kad kiekvieną rytą, kai ateini į darbą, nežinai, kas tavęs laukia. Pamokos viskas tvarkoja, bet vaikai tai didžiausias stebuklas. Nežinai, ką jie iškrės, ką jie tau pasakys. Fantastika būti mokytoja ir fantastika dirbti mūsų mokyklai, Mašioto mokyklai. Ačiū Jums labai. Prašau. Labą dieną. Labą dieną. Ar galite save prisistatyti? Taip, esu Klaipėdos Prano Mašioto pradinių klasių mokytoja Rasa Tirūnienė. Kiek metų dirbate mokykloje? Jau greitai bus 30 metų. Labai daug. Koks jausmas mokyti nuostabius vaikus? Patikėk, tikrai labai geras jausmas ir man tai labai patinka, jeigu šitiek metų mokykloje. Ar liūna, kai vaikai palieka jumis, išeina į 5 klases? Iš tikrųjų labai liūdna. Per 4 metus tikrai labai prisiriši prie vaikų, pamilsti juos, jie pamilsta tave ir kai reikia atsisveikinti, yra labai liūdna ir graudu. Bet o kaip kolektyvas čia su mokytojais? Iš tikrųjų čia labai šaunus kolektyvas, labai atsinaujinantis, tikrai besidomintis viskuo ir padedantis, užjaučiantis, suprantantis. Iš tikrųjų labai daug galėčiau rasti gražių žodžių šitam kolektyvui. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Labą dieną. Labadiena. Ar galite kažką papasakoti apie šią mokyklą ir gal galite prisistatyti? Aš esu lietuvių kalbos mokytoja, Viljeta Juškienė. Aš labai gerai jaučiuosi mūsų mokykloje, nes yra graži, tikriausiai pritarsi. Taip. Kitas dalykas, labai saugi ir svarbiausia, moderni, šiuolaikiška. Manau, kad ir jūs mokiniai jaučiatės gerai, kaip ir mes jaučiamės mokytojai. Ačiū. Ačiū Jums labai. Labą dieną. Labą dieną. Gal galėtumėt prisistatyti? Esu Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos direktorė Janina Grigienė. Ko mūsų mokykla skiriasi nuo kitų progimnazijų mieste? Klausimas toks nėra iš lengvųjų, bet aš manau, kad aš galėčiau Jums atsakyti šitą klausimą. Pirmiausia, tai yra katalikiškos pakraipos mokykla, o kaip jūs žinot, katalikiškos vertybės visada prisideda prie gero žmogaus auginimo, jo ugdymo. Taip pat mūsų mokykla yra labai graži, sakyčiau, kad pati gražiausia. Joje dirba patys geriausi pedagogai, jie yra labai profesionalūs, labai nuoširdus, padedantis mokiniams, besidomintis naujovėmis, ieškantis būdų, kaip sudominti mokinius. Ir čia mokosi patys geriausi mokiniai.
Nes jie, turėdami tokius mokytojus ir tokią puikią aplinką, aš manau, kad tikrai čia puikiai jaučiasi. Ačiū Jums labai.